Sveiki, mėlieji. Su jumis kokybės kodas. Ir aš Aušra. Artėja šventės, o kokios šventės be mišrainių, o kokios mišrainės be majonezo. Taigi, kaip supratote, šiandien ragausime majonezą ir bandysime išsiaiškinti, kuris yra vertas mūsų mišrainės. Konkurse dalyvauja šie gaminiai. Hellmann's Original 76% riebumo, tiekėjas Universal Polska. Antru numeriu Premium Quality be konservantų 66% riebumo, gamintojas Kėdainių konservų fabrikas. Trečiu numeriu Daumantų be jokių E, 67% riebumo, gamintojas Vesiga. Ketvirtu numeriu Vilniaus jubiliejinis 50% riebumo, gamintojas Vilniaus majonezo gamykla. Penktu numeriu Veiverių be konservantų 65% riebumo, gamintojas Veiverių skonis. Kągi, kviečiu ragauti. Labą dieną. Labą dieną. Ar paragavote visų? Да, я все попробовала. Очень все вкусно. Ну вот для меня третий номер. Такой более мягкий, более нежный. И мне как раз по вкусу. А который не понравился? Мне не понравился вот первый. Он резкий для меня. А čia jums labai? Paragavote visų? Taip. Ir už kurį balsuosite? Už trečią. Kodėl? Tai yra, pirmiausia, tirštas ir salstanė, truputį saldumas jaučiasi, kas patinka. Ir švelnus jisai, o prekinė išvaizda tai pirmo patinka. Bet skonis? Pirmo, šiaip, nėra nieko ypatingo, o jau kas nepatiko, tai penktas. Tai yra skonių, kaip išskirtinių nėra, tai nieko ten išskirti negalėčiau. Aišku. Bet va trečias, tai Jums patiko. pats skaniausias. Dėkui. Tai ir kuris majonezas jūs pavergė? Nu, aš ragavau ir ketvirtą, penktą žiūrėjau. Man patiko labiausiai. Dėl kokių priežasčių? Nu, skonis toks geras, man patiko kokybiškai. O kuris nepatiko visai? Nu, tokių nebuvo vis. Šiaip jau visi neblogi yra čia. Aišku. Dėkui. Patiko šitas va trečias numeris. Dėl kokių priežasčių? Nu, jis toks švelnus yra, skanus. Visi ragavom visi geri, bet šitas skaniausias. Добрый день. Мне понравился первый и пятый номер. Они немножко отличаются по вкусу, но более натуральные, имеют более прескани. И, наверное, все-таки лучше будет первый номер. Покупали бы такое? Да. Spasiba. Tarp trečio ir antro rinkčiausi, nes ir konsistencija yra tokia gera ir skonis jaučiasi. Ketvirtas būtų per riebus pagal skonį, o pirmas, sakyčiau, labai aštrus. O penktas toksai, sakykime, nelabai kokį skonį turi. Tai greičiausiai būtų trečias. Aš kažkodėl už penktą balsavau, nes man patinka šitas majonezas. Aš galbūt tokį skonį jau įpratus, maitinuosi jo tiesiog namuose. Tai va, o kiti kodėl nepatiko? Man nežinau, gal kitas skonis buvo, galbūt rūgštokas kažkoks čia buvo trečias, ar koks čia buvo, ar nebegaliu pasakyti tiksliai. Bet kažkodėl penktas daugiau patiko iš visų. Kviečiu visus balsuoti. Gerai. Jūs jaukštėtės važytė, Atrodo, visi jau pareiškė savo nuomonę. Beliko suskaičiuoti balsus. Ačiū.
Taigi jau suskaičiavome balsus ir žinome, kad pirmąją vietą šį kartą užėmė 3 ir 5 numerių pažymėti majonezai. Antrąją vietą užėmė 1 numerių pažymėti majonezai, na, o iš žaidimų iškrito 2 ir 4 numerių pažymėti majonezai. Bet kokiu atveju visi produktai bus nuvežti į valstybinę maisto ir veterinarijos tyrimų laboratoriją. Esame valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje. Neužilgo iš pačių specialistų sužinosime apie produktų sudėtį ir jų kokybę. UAB Veiverių skonis. Majonezas 65% riebumo veiverių. Prašoma be konservantų. Tačiau laboratorinio tyrimo rezultatai rodo, kad rasta sorbo rūgšties kiekio ir benzoinės rūgšties, bet tačiau tas kiekis neviršijo leidžiamos higienos normos maisto priedai. Tas kiekis, vėl reiktų giliau panagrinėti situaciją, gal tas konservantų kiekis pateko į majonezą su ingredientais. Dalis gamintojo kaltės galėtų būti, nes jis ne iki galo ištyrė, deklaruodamas be jokių konservantų. Reiškia, ne tik sorbo rūgštis ir benzoinė rūgštis, čia yra patys populiariausi konservantai, gali būti ir kitokie konservantai. Reiškia, jis turėtų visus pasitirti. Gal tai ir daro savikontrolės sistemoje, nes jeigu mes būtume įmonėje, mes pakeltume savikontrolės tyrimų protokolus ir mes daugiau informacijos gautume ir daugiau pamatytume ir daugiau galėtume pakomentuoti. Gamintojas absoliučiai atsakingas už savo gaminamą produktą ir absoliučiai už visus savo saugos ir kokybės rodiklius atsako gamintojas. Be jokių mes nerandame konservantų, nei sorbo rūgšties, nei benzoinės rūgšties. Kad konservantų nėra, galime deklaruoti. Riebalų kiekis sutampa su gamintojo deklaruojamu, dominuoja mononesočios riebiosios rūgštys, tai yra geras majonezas, polinesočių riebalų rūgščių irgi nemažai, daugiau omega-6 riebalų rūgščių irgi gerai, bet yra labai riebus majonezas, nes yra 68% riebumo, reiškia, šeimininkės turėtų riboti jo kiekį. Kėdainių konservų fabriko majonezas, sorbo rūgšties ir benzoinės rūgšties kiekio nerandame pagal pateiktą laboratorinio tyrimo protokolą. Matome, riebalų kiekis sutampa su gamintojo deklaruotų riebalų kiekiu. Sočiųjų riebalų nedaug yra, monosočių riebalų yra daugiau, polinesočių irgi yra nemažai. Omega rūgščių truputį mažiau negu aname minėtame, bet irgi labai riebus majonezas. Po specialistų tyrimų, veiverių majonezas be konservantų 65% riebumo gamintojas veiverių skonis yra diskvalifikuojamas. Pirmoje vietoje daumantų majonezas be jokių 67% riebumo gamintojas Vesiga. Antroje vietoje majonezas Premium Quality be konservantų 66% riebumo gamintojas Kėdainių konservų fabrikas. Sveikiname nugalėtojus.